Blogas uždėjimas. Blogas apdėdėjai. Turiu košės, ankstus rytas, po 10-20 pavalgom, einu žaisti krepšinį. Nu, nemėgi? Ne, dar batą geriau. Aha, tai už 4 minučių aš išeinu. Ok, aš einu. Ok, davai. Tik jaučias balsas, kad pralaimės. Jo, tai žodžiu, einu link draugų namų, jis paims kamuolį ir eisim iki sporto žaisti krepšinį. Jeigu Lukas ištrins visus kadrus apie krepšinį, reiškia, aš žiauriai sudaužiau. Mes pažaidėm truputį minusą iš pritupimų ir po to ėjome iš karto prie krepšinio 1-1. Žodžiu, trumpas update'as, 2-0 mano naudai. Mano naudai? Ai, rimtai, okei, aš galvojau, tipo, aš pataikiau vieną? Ką, kada? Ai, okei, jo, tai jo, mano naudai. Vienintelį, kurį pataikė šiandien. Galų gale kinda pralaimėjau, tai teko daryti biškį pritupimų. Žodžiu, pabaigoje laimėjau, problemų nebuvo. Jo, tai dabar ruošiamės, padarė ką tik 10 pritupimų. Bet taip galiu laikyti dabar žiūri kietai. Holy shit, aš jaučiuos kaip epic tiesiog kameramenas. Savo epic kameramenas. Aš po to vakare užsuksiu kamuolio paimti. For no reason. Pamatysi blogį. Ai, tu šiai, nu tai gerai, davai. Все. Bye. Nežinau ten. Tai žodžiu, reikės paimti šio kamuolį ir prasitreniruosiu kokias 2 valandas ir kitą dieną sutriuškinsiu. O dabar judam draugui padėti. Nežinau, gal bus kadrų, gal bus ne. Tipo, pagyvensi, pamatysim. Žodžiu, iš baro reikėjo sunešti pilną maišų, pilnų butelių ir buvo gana daug darbelio, pavadinkim. Bet laimė bent jau niekas neiškrito. Kita vertus iškrito ir nors ir matote mano laimingą veidą, aš nebuvau patenkintas. Ir užtrukau kokias 15 minučių, kol surankiau viską ir sudėjau atgal. Prarūšiavimo nemažą kiekį butelių, kas buvo visai fainai, iki kol neįvyko šitai. Spartans! What is your profession? See, old friend, I brought more soldiers than you did. Žodžiu, aparatą nužudėm. Liko porą maišų, bet koks 3 eurų pliusas iš vienos pusės. Dabar eisim prie kito aparato, nes šitas jau pasidavė. Ką visas šaibas sudėjau? Kas? Nėra pafleksin šaibų? Tai po to pafleksinsim, kai visas bus. Aš įsivaizduoju tam neilą uždėti koks bugatis. Dabar tavo užpakalį pačipinsiu. O, kaip su... O, taip. Blet, kasininkė, taip pat tokia irgi įdomi. Tu greičiausiai užkišot aromatą. Man nebus kas krepšelių dabar nešios. Sakau, taip, savo greičiausiai nebus. Bet tai čia kažkokie seni čekiukai, sakau. Kelnėse prakaituotose kišenėje iki šau, tokie ir popieriukai. Žiūri mane. Nenorom davė pinigus. Nu, atrodo, kaip įtartinas personažas. Taip, tai kai tokios suma, žinai. Tu man persisi bent jau tą... Aš tu viską atsiųsiu. O dabar gali bent jau atsiųst. Aš čia ant šito intiko nėra. Bet kas tu per žmogus? Žodžiu, padirbėjom, jie dar ten toliau pratęs. Man liko dabar pasiprovus po dušu, kad, nesmirdėčiau, nueit užkast ir tada varyti darbą. Tai va. Smagi diena. Biškį visai kiek marozas.
Bet visai ne. Nemeluosiu. Žodžiu, sočiai užkandom. Dabar laukia darbas. Pasimatysim kažkurio momentu, neįsivaizduoju. Taigi, grįžau namo, pusiau pavargęs, pusiau energingas. Tai šiandien labai tingiu dar kažką daryti, turbūt pasėdėsiu su draugu. Ir, šiek tiek paskaitysiu knygos. Rytoj lauks TikToko filmavimas. Ten nesimato, bet turbūt knygos skaitimas. Ir idėjų generavimas. Tai kol kas tokia smagi diena. Tai iki kito video.